Problemos su skrandžiu. Ar tikrai tai susiję su maistu, kurį prarijome? Skrandis tai vieta, kur kūnas virškina ne tik maistą, bet ir emocijas. Kai atsiranda rėmo, gastritas ar opos, dažniausiai ieškome priežasčių išorėje. Stresas, mityba, rutina. Bet psichosomatika kviečia pažvelgti giliau į tai, ką šiuo metu sunku suvirškinti viduje. Taigi, kokios dažniausiai vidinės priežastys būna? Nepriimtinos situacijos, kuriuose turi tylėti, nors nesutinki. Užspaustas pyktis, kurio neišdrįsti parodyti. Baimė suklysti, būti atstumtam ar nesuprastam. Nuolatinis noras įtikti, būti geru, stengtis daugiau, nei iš tikrųjų gali. Vidinis konfliktas tarp to, ko nori širdis, ir to, ką privalai daryti. Ką tau sako siela? Skrandžio skausmas dažniausiai tampa tylia žinute. Pavargau virškinti tai, kas man netinka. Sustok. Ką gali padaryti, kad išvengti panašių iššūkių? Visų pirma, paklaus savęs, ką šiuo metu sunkiausiai priimti savo gyvenime. Stebėk, su kokiamis mintimis valgai. Ar tai darai sąmoningai, ar skubėdamas su įtampa. Leisk savo išreikšti emocijas. Net jei tai tik keli sakiniai dienoraštyje. Praktikuok dėkingumą. Tai apskritai keičia santykį su tuo, kas vyksta. Pradėk paleisti poreikį viską kontroliuoti. Ką dar noriu tau pasakyti? Aš kalbu apie kokybiškus pokyčius. Apie tai, kai jau nebeužtenka tik slopinti simptomus, nes siela kviečia gyventi kitaip. Su daugiau ramybės, sąmoningumo ir ryšio su savimi. Jeigu jauti, kad tai ir apie tave, kviečiu mane pasekti. Dalinuosi žiniomis, kurios padeda keisti ne paviršių, o santykį su gyvenimu. Taip pat galiu padėti tau atpažinti savo psichosomatinius simptomus. Geriau suprasti sveikatos iššūkius, prasmę ir atrasti, ką iš tikrųjų nori pasakyti tavo kūnas. Konsultaciją galiu užsisakyti mano svetainėje per paslaugą Klausk, sužinok, keisk. Ir dar, gydymas prasideda ten, kur atsiranda drąsa pažvelgti save tikriau.